Praėjusį savaitgalį Lietuvos tradicinio karatė asociacijos kvietimu Vilniuje lankėsi 7 dano meistras Vladimiras Kvečinskis bei 5 dano meistras urugvajietis Nelsonas Karijonas. Vladimiro Kvečinskio apsilankimas Lietuvoje jau tapęs tradiciniu. Kiekvienais metais mokytojas atvažiuoja į Lietuvą su mums naujų žinių bagažu apie tradicinį karatė. Neišimtis buvo ir šis kartas. Mokytojas aiškino kovos metodus ne šokinėjant ar bėgiojant po salę, bet esant artimoje distancijoje, kurioje atskleidžiamas tikras tradicinio karatė kovos menas. Būtent esant tokioje artimoje distancijoje sportininkas turi išlikti ramus, ugdyti pasitikėjimą savimi. Seminaro metu taip pat buvo analizuojama tiek iš šeimos Kihon kata, tiek iš Shodan. Ši kata ruošiama laikant juodo diržo egzaminą. Su ja turėjo galimybę susipažinti ir visai jos nežinantys sportininkai, o tie, kas žinojo, dar labiau įsigilino į šios katos detalės. Today's seminar is the continuation of tradition since, I think, 15 years. And always I'm coming here, it's a new spirit, a new spirit for me, and I believe the new spirit for the people. I like to work with people which are very focused on martial art, traditional karate. They believe that everyday training they can improve themselves. This is, I feel it from today's classes. I enjoy very much Sensei Kvečinski class. The seminar was fantastic because the people who attended the seminar was very open-minded. Okay. Sensei Kvečinski was explaining many new things. They were, very attentive, and I think the result from the first day is very, very positive. The level for me was very good. Seminaro metu 2 Dano klubo sportininkai Justė Baltrušaitytė ir Denis Balinskis laikė juodo diržo egzaminą. Justė pasirodė puikiai, o netrukus ir Denis džiaugsis aukščiausio rango karatė diržu. Seminaro nauda visiems yra ta, kad tu gauni labai daug idėjų, labai daug tokių smulkių detalių. Aišku, tu jų per šiandien neištreniruosi, klaidų neištaisysi, bet tu gauni to, sakykime, užduočių ateinantiems metams į priekį. Tai po tokio seminaro, čia kiek mes turim, 1,5 dienos realiai. Tu ateini su tokia prikimšta galva, visko, ir paskui atsidėlioji, dabar tą taisysi, po to tą ir geriausia iš viso susirašyti. Šitoj vietoj manau, kad visiems yra kažkas atsineša dalelę kažko iš seminaro, ką paskui taiso arba tobulina. Įgytą patirtį seminare Lietuvos atstovė Dovilė Ladaitytė galės pademonstruoti jau greičiau nei po savaitės vyksiančiose Europos tradicinio karatė taurės varžybose, kurios vyks gegužės 26 dieną Lenkijoje.